Retro LT. Retro LT. Džiugu pranešti, kad RS2 eteryje prasideda nauja laida Retro LT. Tikriausiai jau iš pavadinimo aišku, kad kalbėsime apie muziką. Ne bet kokią muziką, o apie lietuvišką muziką. Tikrai muzika, kuri vienaip ar kitaip svarbi yra kiekvienam lietuviui. Kiekvieną savaitę, būtent kiekvieną trečiadienį kalbėsime apie Lietuvai svarbius muzikantus, atlikėjus, grupės, kurių pavadinimą, vardą, pavardę ar sceninį vardą pasakius tikrai nelieka, manau, nei vieno negirdėjusio apie juos. Tai tuo galėsite įstikinti ir patys. Taigi kiekvieno trečiadienio popietę jums bus pristatomas Lietuvos grandų gyvenimas, kūryba, pasiekimai, džiaugsmai ir žinoma ateities planai. Ir tai dar tikrai ne viskas, nes atsižvelgiant į galimybes RS2 eteryje pakalbinsime šiuos atlikėjus. Taigi nuo 16 valandos iki 18 valandos RS2 eteryje lietuvaičių kūryba, jų gyvenimo naujienos, kurios tikrai, manau, džiugins kiekvieno širdį. Ir šiandien džiugu pranešti, kad laidą pradėsime Stasio Povilaičio vardu ir pristatysiu ryškiausią Lietuvos muzikinės scenos šviesulį, legendą ir grandą Stasį Povilaitį, jo biografiją, kūrybą ir dar daug tikrai įdomių dalykų. Ir tai dar ne viskas, nes būtent po 17 valandos pakalbinsime šį atlikėją RS2 eteryje, taigi galėsite girdėti tikrai įdomų pokalbį su, kaip jau ir sakiau, scenos šviesuliu legenda Stasiu Povilaičiu. Ir galima pradėti nuo trumpos atlikėjo biografijos. Taigi Stasys Povilaitis gimė 1947 metais sausio 15 dieną Kaune. Mokėsi jis Kauno 4-ojoje vidurinėje mokykloje ir specialioje muzikos mokykloje, kurioje lankė smuiko ir obojaus pamokas. Taip pat jis dainavo Kauno radiofono berniukų chore, o 1961 metais išvyko į Palangą, kurioje baigė 8-metę mokyklą ir įsidarbino statybininku. Mokslus tęsė jis vakarinėje mokykloje, taip pat su vienminčiais buvo įkūręs ir jaunimo estrados ansamblį. Ir iš tikrųjų sunku pasakyti, kuri daina būtų vizitinė kortelė, bet daina, kurią netrukus girdėsite, RS2 eteryje tikrai kelia malonius prisiminimus bent jau man ir bent jau padeda priminti vis dar vėluojančius šiltus orus. Taigi, Stasys Povilaitis ir Pienė RS2 eteryje. Lankoj drugys drugelį vejas, o saulė blyksi jų sparnuos. Kur dingo jaunos mano svajos, tik Pienės pūkas težinos. Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Pasiūsčiau jai rasos lašyti, žodelį nerimo dainos. Kaip trokštų viską išsakyti, tik Pienės pūkas težinos. Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Tiesiu rankas į žydrą viltį, šypsausi jai saldžiuos sapnuos. Ar lemta jai mane pamilti, tik Pienės pūkas težinos. Švelnus pūkeli, ar žinai, kur mano laimė, kur jinai? Nulėk pas ją
su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Nulėk pas ją su vėjeliu, sakyk, kad myliu, bet tyliu. Sakyk, kad myliu. Retro LT. Retro LT. RSD eteryje tęsiasi laida Retro LT, tai nauja laida, kurioje iš tikrųjų kalbame apie Lietuvos atlikėjus, Lietuvos scenos žvaigždės, kurios mūsų šalyje ir ne tik šalyje šviečia tikrai gana ryškiai. Ir primenu, kad šį kartą kalbiname ir kalbame apie Lietuvos scenos šviesulį maestro Stasį Povilaitį. Neseniai trumpą atlikėjo biografiją pristačiau, dabar tęsiant ją papasakosiu apie tai, kad 1965 metais Stasys Povilaitis išvyko į Vilnių studijuoti žurnalistikos. Ten jį pastebėjo kompozitorius Mikas Vaitkevičius ir pakvietė dainuoti ansamblyje Ritmas, kuris koncertavo naktinėme bare Dainava. O 1970 metais jis tapo Nacionalinės filharmonijos ansamblio Nemuno žiburiai solistu. Su šiuo ansambliu dainininkas apkeliavo visą Sovietų sąjungą. 1973 metais iširus Nemuno žiburiams prisijungė prie ansamblio Neryje ir netrukus laukė tikrai milžiniško populiarumo. 1979 metais jis pradėjo koncertuoti su Miko Suraučiaus ansambliu, bet vėl grįžo į Neriją. O nuo 1984 iki 1987 metų dalyvavo Viešbučio Lietuva variete programuose. Nuo 1988 iki pat šiol jis rengia autorinės programas ir koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Per 50 muzikalių metų Povilaitis surengė 14 000 koncertų ir išleido netgi 22 albumus. Kažin ar kuris kitas Lietuvos atlikėjas gali pasigirti netgi 20 albumais. Galima iš tikrųjų pakalbėti ir apie apdovanojimus, kurių visų išvardinti tikrai neįmanoma, neužtektų nei laidos, nei laiko. Galima tik tai paminėti pačius svarbiausius ir galbūt pradėkime nuo 1967 metų, kaip jis tapo Baltijos šalių konkurso Liepojos gintaras laureatu. Po metų, tai yra 1968-aisiais, buvo apdovanotas diplomu konkurse Vilniaus bokštai. 1970-aisiais pelnė laureato vardą konkurse Lenkų daina, o 1991-aisiais buvo apdovanotas Antano Šabaniausko premija. Po 2 metų taip pat apdovanotas Naujosios komunikacijos mokyklos Gintarinės palmės premija už nacijos formavimą. Ir 1997 metais už nuopelnus muzikai pagerbtas Bravo premija. Taip pat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 5 laipsnio ordinu. Ir visai šviežios naujienos, tikriausiai dar kvepia šis apdovanojimas, būtent šiais metais įteiktas, tai Mama muzikos apdovanojimuose apdovanotas buvo už nuopelnus Lietuvos muzikai. Kad tikrai nusipelnęs tiek Lietuvos muzikai, tiek, manau, visai Lietuvai, net jau aišku, nekyla net abejonių, o aš kviečiu pasiklausyti Stasio Povilaičio dainos Tik rytoj. Jau rytoj saulė ilgesiu tekės, jau rytoj tau ištarsiu aš sudie, nes anksčiau trukdė sniegas tai lietus, bet rytoj žengtas žingsnis bus sunkus. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj tau ištarsiu aš sudie, tik rytoj neapgauki vėl širdie, tik rytoj vėsų rytmetį rudens, tik rytoj vėjas plaukus man kedens, tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Suprantu, kad reikėjo jau seniau išsiskirt, kvailas gailestis tačiau temdė vis
nors teisingus, bet karčius. Tuos žodžius, bet rytoj man paklus. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie. Tik rytoj neapgauki vėl širdie. Tik rytoj vėsų rytmetį rudens. Tik rytoj vėjas plaukus man kedens. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Taip ilgai aš tylėjau, tad atleisk, bet rytoj jau prabilsi, tu neteisk. Juk geriau šitiesa nei melas vis. Jau rytoj ta migla išsisklaidys. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie. Tik rytoj neapgauki vėl širdie. Tik rytoj vėsų rytmetį rudens. Tik rytoj vėjas plaukus man kedens. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie. Tik rytoj neapgauki vėl širdie. Tik rytoj vėsų rytmetį rudens. Tik rytoj vėjas plaukus man kedens. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, na na na, na 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 na, 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 na na
Na na na na na na na na na na. Retro LT. Retro LT. RSO eteryje tęsiasi laida Retro LT ir šį kartą turime puikią galimybę pakalbinti maestro Stasį Povilaitį, kurį galima drąsiai vadinti ne tik šlagerių karaliumi, bet ir tikra lietuviškos pop muzikos scenos legenda. Tapusi muzikos autoritetu tikrai kelių kartų Lietuvos žmonėms, su kuriuo dabar ir sveikinuosi. Labadiena. Labadiena. Taigi, ar prisimenate savo pirmąjį koncertą? Papasakokite, koks jis buvo. Pirmąjį koncertą, na, tai jau buvo vaikystėje, ankstyvoje, kada dar lankiau Kauno radiofono berniukų chorą. Jisai vyko Vytauto parke. Tai prisimenu suprantama. Tai kaip jautėtės, kokie įspūdžiai? O aš buvau vaikinukas gan drąsus, atsimenu, tais laikais į parką daug žmonių ateidavo, pramogų būdavo kiek mažiau negu šiais laikais. Sekmadieniais su vaikais į karuselės ir buvo vasaros estrada ir vykdavo tokie koncertai, taip sakant, darbo liaudžiai. Galbūt pamenate, kiek jums buvo metų, kai pirmą kartą žengėte į sceną? Na, 5. O tikrai jau gana anksti. Ankstokai taip. Praėjo nemažai metų. Kas pasikeitė per šiuos metus? Nu, kas metų daug praėjo, tai jau čia. O tarkime, ką jūs turit galvoj?
pasikeitė. Scenoje, kūryboje galbūt pasikeitė, vis tiek daug metų praėjo jau. Nu, tai ir scenos pasikeitė, ir arenų atsirado, tokių, kur sapnuot nesapnavom kažkada tai. Kažkada tai Kauno Halė, tai buvo didžiausia arena, kokia tik įmanoma Lietuvoje. Vėliau atsirado Vilniaus sporto rūmai, o dabar štai kokių jau didelių ir gražių yra arenų, kur surengus, tarkim, solidų koncertą galima atvažiuoti ir pakoncertuoti. Tikrai neseniai nuaidėjo ir 50-mečio koncertai, sveikiname tikrai su gražiu jubiliejumi ir papasakokite, ar viskas pavyko taip, kaip tikėjotės? Taip, iš tikrųjų pavyko, prognozės buvo, šiek sakyčiau, rezervuotas, bet įsipildė jos su kaupu. Pavyko ir puikiai sugrojo orkestrai ir apstuvo žiūrovų. Žodžiu, buvo labai didelė šventė. Aš džiaugiuosi. Teko girdėti, kad koncertuose koncertavote ne vienas, kas jums padėjo, prisijungė prie jūsų. Tai buvo Kauno, aišku, ne vienas. Grojo Kauno Big Bandas ir Šiaulių kamerinis orkestras. 2 orkestrai buvo. Ir back vokalo grupė ir porą svečių turėjau Karina Krysko ir Mantą Jankavičių. Taip, tikrai labai žinomiem Lietuvos atlikėjai ir jums per visą gyvenimą teko dainuoti įvairiuose kolektyvuose, netgi dainuoti solo, kuris tarpsnis karjeroje jums yra pats mieliausias, kelia šilčiausius prisiminimus. Tikriausiai su Nerijos ansambliu. Pats šilčiausias, ilgiausiai ten grota ir buvom jauni, pilni entuziazmo. Tai šitas tarpsnis yra pats mieliausias. Galbūt palieskime ir tai, kas jums yra muzika, ką reiškia muzika, visą gyvenimą muzikuojate, kas dabar jums yra muzika? Kaip čia dabar pasakius, visą gyvenimą buvo muzika man pirmoji vieta ir dabar, taip sakant, tai yra mano gyvenimas, mano gyvenimo būdas, jisai yra susijęs su muzika, o kada darbas nėra ko slėpti, tai yra darbas, dar yra malonus, kadangi iš žiūrovų susilaukia atsako, tai tas gyvenimas yra ne tik kad gyvenimas, egzistavimas, bet dar ir malonus gyvenimas. Iš tiesų teko girdėti, kad savo gyvenimą siejote ne tik su muzika, bet ir su žurnalistika. Ar nesigailite, kad pasirinkote muziką? O tai jau tikrai nesigailiu, kad pasirinkau muziką, kad žurnalistika labai pagelbėjo jau šiais laikais. Pasidarė tokia, kokios aš neįsivaizdavau anais laikais. Ir ne vieną minutę nesigailiu, kad labiau nukreipau į sceną. Tikrai labai džiugu girdėti. Ir apie hitus pakalbėkime. Jūsų dainų repertuare tikrai nemirštantis hitai, populiarūs įvairaus amžiaus žmonių tarpe. Kaip manote, kodėl jūsų dainos vis dar tokios populiarios? Ar yra galbūt sėkmės receptas? O jeigu jisai būtų, tas receptas, jeigu tie receptai būtų išrasti, tai jokių problemų nebūtų. Tiesiog, kaip čia pasakius, yra trauka, arba jos mažiau, arba jos iš vis nėra. Čia tokie dalykai sunkiai nuprognozuojami. Repertuarą renkuosi pagal savo, taip sakant, sampratą, o kad neretai sutampa su žiūrovų nuotaikom, tai vadinasi, moku pasirinkti repertuarą. Iš tiesų, jūsų repertuare yra gana daug dainų, tikrai daug dainų, o kurios yra pačios mieliausios jums? Mieliausias, matot, tai čia yra taip, čia yra dainuoji tuo metu, o tos dainos atsiranda naujų, tos mielos ir dabar išskirti, kurios mieliausios, taip sakant, vyksta koncertas ir jos tau viena tokiam stiliui miela, kita tokiam stiliui miela ir aš negalėčiau. Čia jūsų klausimas toks, sakyčiau, jisai neretai yra užduodamas, bet jį sunku atsakyti.
O ar yra dar nesudainuotų dainų, tarkim, popieriaus lape, dar kurių negirdėjo Lietuvos klausytojai? Na, taip nebūna, nes aš pats tik tai tekstus dainoms kuriu, o ne pačias dainas. Antra vertus, aš tekstus kuriu parašytai muzikai. Tai negaliu pasakyti, ar dar nesudainuotų dainų yra. Tai čia viskas priklauso, kokių susilaukiu pasiūlymų iš muzikos autorių. O visada yra nesudainuotų dainų. Ir tikrai nepaslaptis, kad į Lietuvos sceną, į muzikos pasaulį veržiasi tikrai daug atlikėjų. Ką patartumėt jiems? Kaip galbūt išlikti tiek metų scenoje? Oi, kaip išlikti? Čia vėlgi su tais patarimais. Kiekvienas, kaip sako, kiekvieną kartą kažką patiria ir nori, motociklas koks pravažiavo, ir nori patarti, kad išvengtų vienų ar kitų klaidų, bet žmonė niekad nepasimoko iš savo praeities ir visi ieško savo kelio. Tai tie patarimai ne visuomet yra veiksmingi. Yra bendražmogiškos tiesos, kurių pravartu laikytis ir tiek, o profesiniu atžvilgiu čia jau individualūs dalykai. Čia gali vienam tą patart, kitam tą patart, bet apskaitai visiems. Tai aš žinau, kad tie patarimai nepasiekia dažnai adresato. Aišku. Ir galbūt papasakosite apie savo ateities planus. Kokie jie? Kokie jie? Taip, ką planuojate ateityje? Matot, aš strategiškai toli labai neplanuoju. Šiuo metu planuoju, kaip ir visa tauta, sulaukti pavasario ir baigti tą prakeiktą šildymo sezoną, pagaliau pakirėjusi. O vasarą pajūry koncertai. Žiemą vėl turiu šiokių tokių planų. Aš žmogus esu šiek tiek taringas ir per daug mėgstu iš savo planų. Na, aišku, tikrai linkiu jums sėkmės tiek ateityje, scenoje, kūryboje, gyvenime ir paprašysiu, ko nors palinkėti RSD radijo klausytojams. Na, jūsų radijas kiek siekia ten, sakykime, ar tik Šiauliai klausosi jo ir toliau? Gali klausytis internetu visoje Lietuvoje, visame pasaulyje, taigi galite sakyti visiems RSD radijo klausytojams. Na, konkrečiai šiauliečiam tai galiu pasiūlyti ateiti 27 balandžio į Mojito naktinį klubą. Ten atvyksiu pakoncertuoti. O apskritai visiems radijom klausytojams iš tikrųjų linkiu greičiau sulaukti pavasario, nes toks pavasaris, koks yra šiais metais, na, jisai jau labai pasiilgtas, laukiamas ir kada Velykos tampa panašios į Kalėdas, tai darosi šiek tiek keistoka. Greičiau sulaukiam šiltų dienų, nors dabar jos ir saulėtos, bet dar ne ypač šiltos. Taip, tikrai, kad jūsų linkėjimai ir norai išsipildytų, manau, nori kiekvienas, ne tik RSD klausytojas, bet ir kiekvienas Lietuvos gyventojas. Aš taip pat ir dėkoju jums už tikrai įdomų pokalbį, linkiu jums sėkmės, kaip jau ir sakiau, tiek scenoje, tiek kūryboje, tiek gyvenime ir linkiu, kad jūs taip pat sulauktumėte to šilto pavasario. Ačiū, iki. Iki. Aš primenu RSD radijo klausytojams, kad girdėjote pokalbį su maestro Stasiu Povilaičiu. Tikrai galima vadinti šį žmogų Lietuvos šlagerių karaliumi. Ir laidą Retro LT mes pratęsime visai netrukus. Žaro šilkiniais juose rankas, jos lyg lajūniais naktį atves, eiliai man taip stokos tavo dainos. Gal jas sparnai sutemų atkartos, bet daina nebe ta, kai žemėj tamsu, išvelni bet šalta, todėl neramu, kad naktis taip ilga ir juoda, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Tad saulė paskleiski man savo šilumą, savo juodą, vėl švieski man vėl, sušildyk rūko juostą minų. Vėl švieski man vėl, sušildyk tamsą
žemę džiaugsmo dainos. Vėl švieski man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Gal negirdi, ką ošia miškai, gal nematai, ką moja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart. Bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, švelnus bet gūdus, todėl neramu, kad naktis tai ilga ir juoda. Man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Kad saulę paskleiski man savo šilumą, savo juoką. Vėl švieski man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą vėlų. Vėl švieski man vėl, sušildyk tamsią naktį, tą juodą naktį. Vėl švieski man vėl, pripildyk žemę džiaugsmo dainos. Vėl švieski man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Vėl švieski man vėl, sušildyk rūko juostą, juostą mylų. Vėl švieski man vėl, sušildyk tamsią naktį, tą juodą naktį. Vėl švieski man vėl, pripildyk žemę džiaugsmo dainos. Vėl švieski man vėl, dainoj sugrįžta laimė, dainoj sugrįžta. Na, 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 Retro LT. Retro LT. Šiandien turėjote galimybę ir girdėjote pirmąją Retro LT laidą, kurioje kalbėjome, kaip primenu, apie Stasį Povilaitį, jo kūrybą, gyvenimą, nuopelnus ir turėjome garbės pakalbinti patį atlikėją. Tai, kad dainininkas per 50 metų tikrai neprarado populiarumo, rodo ne tik laimėti apdovanojimai, bet ir pilnos salės žiūrovų. Jeigu dalyvavote jo jubiliejinėse koncertuose, tikiu, kad galėjote įsitikinti tuo patys. O padainuoti tikrai vienoje scenoje su maestro yra kone kiekvieno atlikėjo garbės reikalas. Visai neseniai tuo galėjo pasimėgauti ir Mantas Jankavičius. Su Povilaičiu juos suvedė būtent muzikiniai apdovanojimai Mama, kuriuose pasirodymas buvo labai sėkmingas ir sulaukė labai daug teigiamų vertinimų. Kitą savaitę taip pat galėsite išgirsti laidą Retro LT, bet apie tai, apie ką kalbėsime, dar nepasakysiu, tebūnie intriga. O aš atsisveikinu ir, kaip Stasys Povilaitis sakė, linkiu jums šilto pavasario, kad tik jis kuo greičiau